Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus broliai seserys, šiandien susirinkome į šventąją mišių auką, minėdami šventąją Elzbietą, Vengrę, vienuolę. Šventoji mišių auka už visus senjorus, už visus ligonius, kenčiančius, kuriems reikalinga mūsų dvasinė pagalba. Pradžioje atsiprašykime Viešpatį, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigailė mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes ten nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk, Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk, Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, tu šventąją Elzbietą išmokei vargšuose atpažinti ir gerbti Kristų. Jei užtariant padėk ir mums ištvermingą meilę tarnauti stokojantiems ir kenčiantiems. Prašome, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš pirmosios Makabėjų knygos. Iš Aleksandro didžiojo palikuonių išaugo nelaba atžala, karalius Antiochos sūnus Antiochas Epitanas. Jis buvo Romoje įkaitų buvęs, o 137 graikų viešpatavimo metais pradėjo valdyti valstybę. Anais laikais Izraelyje ėmė rastis atsimetėlių, kurie kalbėjo daugelį sakydami:
Imkite ir sudarykime sandorą su aplink mus gyvenančiomis svetimomis tautomis. Juk kada mes nuo jų atsiskyrėme, mums pradėjo labai nesisekti. Šitoks pasiūlymas jiems patiko ir kurie iš tautos buvo pasirengę eiti pas karalių. Tasai jiems davė leidimą gyventi pagal svetimų tautų įstatymus. Jeruzalėje jie pristatė kūno mankštos mokyklą, sekdami svetimų tautų papročius ir leidosi panaikinti jų apipjaustimo žymę. Taip jie atkrito nuo šventosios sandoros, susimaišė su svetimomis tautomis ir atsidavė piktadarystei. Anuomet karalius išleido įsaką visai savo karalystiai, kad visi taptų vieninga tauta, kiekvienam atsisakant savo atskirumo. Visos tautos paklausė karaliaus įsako. Taip pat ir daugeliu iš Izraelių patiko jo nustatytosios pamaldos. Jie ėmė aukoti stabams ir išniekino šventadienį. 145 metų Kislevo mėnesio 15 dieną karalius pastatydino ant deginamųjų aukų altoriaus siaubo pabaisą. Taip pat ir aplinkiniuose Judėjos miestuose buvo pastatyta altorių. Ties namų durimis ir aikštėse buvo deginami smilkalai. Visi įstatymo knygų rėtimai suradus buvo sudraskomi ir sudeginami. Kas buvo nutvertas belaikant sandoros rėtimą arba kas laikėsi įstatymo, remiantis karalius potvarkiu, buvo nuteisiamas mirti. Vis dėlto daugelis iš Izraelio liko tvirti ir stiprus, nevalgė nieko, kas nešvaru. Verčiau jie sutikdavo mirti, ne kaip susiteršti valgiais ir paniekinti šventąją sandorą. Ir jie mirdavo. Smarki rūstybė gulė ant Izraelio. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Gaivinki mane Viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Gaivinki mane Viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Mane apmaudas ima, kai matau bedievį, nepaisantį Viešpaties valios. Bedieviai man stato žabangus, bet aš neužmiršiu tavo teisyno. Gaivinki mane Viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Mane nuo žmonių priespaudos gelbėk, aš tavo nuostatus vykdyti noriu. Manęs tyko priešai klastingi, nuo įstatymų tavo nutolę. Gaivinki mane Viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu. Išganymas toli nuo piktųjų, nes jie neklauso tavo sprendimų. Nedoruosius matau ir bjauriuosi, nepaiso jie tavojo žodžio. Gaivinki mane Viešpatie, aš tavo įsakymus vykdyti noriu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Aš pasaulio šviesa, sako Viešpats, kas seka manimi, turės gyvenimo šviesą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzui prisiartinus prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys Elgeta. Išgirdęs praeinančią minią, jis paklausė, kas tai būtų. Jam pasakė, jog praeinas Jėzus iš Nazareto. Tuomet neregys ėmė šaukti, Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Ėję priešakyje mėgino sudrausti jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus Jėzus paklausė, ko nori, kad tau padaryčiau? Šis atsakė, Viešpatie, kad regėčiau. Jėzus tarė, regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tas bematant praregėjo ir nulydėjo jį, garbindamas Dievą. Tai matydami visi žmonės šlovino Dievą. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Šios dienos Evangelija jaudinančiai paliečia kiekvieną žemės keleivį. Jericho neregys. Kaip skaudu gyventi neregiui. Poetas Bernardas Brazdžionis gražiai išreiškia elegijoje, sakydamas, juodos rožės ir juodos lelijos ir juoda vyturėlio daina. Tai neregio elegija, kada žmogus iš prigimties nežino saulės šviesos, nemato rožės žiedo, nežino tėvų veidų, kaip skaudu gyventi. Ir Viešpats, pagydydamas neregį, padovanoja jam naują gyvenimą. Gyvenimą, kuris atsiveria nuostabiomis spalvomis ir jis, praregėdamas, šlovina Viešpatį. Tai vaizdas mūsų gyvenimo kelionės. Kiek matome, daug dvasioje yra aklų žmonių. Jie nemato Dievo begalinės kūrybos, jo gailestingumo, jo meilės, sukurtojo pasaulio. Jie gyvena tarsi nematydami saulės šviesos, nes Kristus apšviečia visus mus ir kiek daug pasaulyje neregių, kurie nemato širdies akimis, nemato tikėjimo akimis, jie vaikščioja akli ir nelaimingi. Kiek daug skaudžių įvykių dėl to, kad žmonės nepamato Jėzaus veido ir tikėjimo šviesos.
Šiandien turime dėkoti Dievui už tikėjimo šviesą, kad mes regime, kad mes matome Viešpaties darbus ir jo begalinį gailestingąjį jo prisilietimą prie kiekvieno žemės keleivio. Jis gydo mūsų žaizdas, jis stiprina mus dvasioje, jis parodo mums tikrąjį gyvenimo grožį ir kviečia į nesibaigiantį gyvenimą. Nes jis nori, kad amžinoji šviesa mums šviestų toje šalyje, kur mūsų laukia dangaus tėvas. Būkime dėkingi Viešpačiui už tikėjimo šviesą ir eikime tuo keliu, trokšdami, kad ir kiti praregėtų, kad visi pažintų Dievo meilę ir gyventų jos šviesoje. Melskime Dievą trejybėje vieną pagalbos savo ir visiems krikščionims tardami, išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, globok savo bažnyčią, kad garbintų tave tvirtų tikėjimu. Išklausyk mus Viešpatie. Visagali Dieve, padėk žmonijai, kad pasaulyje viešpatautų teisingumas ir tautos gyventų taikoje. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, paguosk liūdinčius ir stiprink nekaltai persekiojamus. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, atnaujink krikščionių širdyse meilę tau, kreipk mūsų žingsnius į tave. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, būk gailestingas visiems skaistykloje kenčiantiems. Išklausyk mus Viešpatie. Mūsų Dieve, tu mus kvieti į meilės karalystę, padėk mums šventai gyventi. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteik jiems tikėjimo šviesos. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, apšviesk jų protus, kad jie gyventų taikoje ir meilėje. Išklausyk mus Viešpatie. Laimink Viešpatie visus apakusius gyvenime, kad jie praregėtų ir, kaip šventasis raštas sako, pasišokinėdami šlovintų Dievą. Išklausyk mus Viešpatie. Amžinasis Tėve, Kristus tapo žmogumi, kad tavo šviesa mus vestų į amžinąją garbę. Saugok mus, kad nepalūžtume nuodėmės pavojuose ir neprarastume tikėjimo. Jis su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Priimk, Viešpatie, mūsų tarnavimo dovanas, kurias dedame ant tavo altoriaus minėdami šventąją Elzbietą Vengrę. Duok mums nugalėti žmogiškasias kliūtis ir branginti tave kaip vienintelį turtą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis, Ir su tavimi aukštin širdis, keliame į Viešpatį. dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave dangaus Tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jame tu visą iš naujo suvienyti panorėjai ir mums visiems leidai iš jo pilnatvės semtis malonę po malonės. Turėdamas Dievo prigimtį, jis pats save sunaikino ir ant kryžiaus pralietų krauju sutaikino dangų ir žemę. Užtat jis yra labiausiai išaukštintas ir teikia amžiną išganimą tiems, kurie jo klauso. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme. Šventa, 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 šventas, Viešpats Dievas, šventas, Viešpats Dievas, šventas, Viešpats Dievas, Tikrai, tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties, Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.
Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau, Viešpatie, aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink, Viešpatie, savo bažnyčią plačiam pasaulį, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk drauge su šventąja Dievo gimdyta mergele Marija, su šventoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visagali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Esame vieno dangaus tėvo šeima, tad kreipkimės visi kartu į mylimai dangaus tėvą tardami: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio. Suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė tau. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę, suteik mums ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Patyrinėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Melskimės. Švenčiausius sakramentus sustiprintus, nuolat vesk mums Viešpatie savo meilės keliu, kuriuo ėjo šventoji Elzbieta Vengrė. Ir pradėta mumise gerą darbą išbaik iki Jėzaus Kristaus dienai. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Jėzau, gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigi bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųsk darbininkui savo vynuogyną, siųsk savo bažnyčiai vertų kunigų, atsiųsk brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius išsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve,
kuris į savo beribės meilės padovanoja mums gyvenimą. Tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad Viešpats ir toliau lydėtų mus gyvenimo kelionėje, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta. Su kiekviena aušra keliauju pas tave, o jeigu suklumpu, ranką duodi tu. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta. Garbę karo tamsa, nebaisi kaip šalia, o savo artuma amžina diena. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta. Garbę aš giedu tau, Dieve, Tėve ir Sūnau, dvasia šventoji, garbė per amžius tau. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta. Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau jinai skirta.